Mėly TV3 televizijos žiūrovai, 2013 metai padovanojo daugybę nepamirštamų akimirkų, kurias stebėjome ir pajutome visi kartu. Šeimos televizija TV3 linki visiems jums 2014 metais savo namuose daugiau jaukumo, šilumos ir šypsenų, o svarbiausia, mylėkite ir būkite mylimi. Sveiki atvykę į 2014-osios gerą kartu! Aukštai mes pakelkime taurę linksmybių ir švelniai palieskime lūpom. Prabėga minutės didybė, rytoj sugrįš į kitą. Sugaukim slaptą virpesį ir tyrą meilės grožį, žydėt rasotai rožiai, ta skirta valanda. Pakelkim mes taurę audros ir linksmybės ir patys pavirskime lietuviai. Ar tau negaila lietuviškų dainų? Lietuviai prikas priešuliai įstatymo vardu. Taigi, mes dabar esame prie Valdovo rūmų, katedros aikštėje, kur didelis triukšmas. Susirinko daug vilniečių ir sostinės svečių. Puikia nuotaika, mes dabar juos visus tuojaus ir pakalbinsime. Taigi, paimu mikrofoną, kaip jaučiatės? Man visai gerai. O kokios nuotaikos? Neblogas. Ką palinkėtumėt visiems? Linkiu visiems labai gerų metų, laimės, džiaugsmo ir svajonių išsipildymo. Ačiū! Aukštai mes pakelkime taurę linksmybių ir švelniai palieskime lūpom. Prabėga minutės didybė, rytoj sugrįš į kitą. Sugaukim slaptą virpesį ir tyrą meilės grožį, žydėt rasotai rožiai, ta skirta valanda. Ką pasakysite jūs? Daug šypsenos, daug juoko begalinio, daug žvilgsnių mėlynų akių, daug laimės, meilės begalinės, naujųjų metų proga jums linkiu. Valia! Iš tai tokia mūsų žmonės. O dabar mes dar pakalbėsim dar porą žmogelių. Ką galvojate jūs? Kaip jaučiatės, kokios nuotaikos? Ai, я не понимаю. Ai, nuotaikos geros, sako. Labai viskas gerai ir puiku. Baronas turi 4 žmonas ir todėl jam sunku nuo šakotų ragų. Dėl gegužio žiedai, puošia tėvas ir brolius, ir laukus ir miškus, ir savim vasaros. Sugaukim slaptą. Na kągi, o dar vieni vilniečiai ir dar vieni jūsų linkėjimai. Linkėjimai visiems Vilniečiams. Vilnius yra jėga, pasižiūrėkit, kiek žmonių susirinko, kaip puiku viskas. Tai kas, kad sniego nėra, bet Vilniuje viskas gerai ir viskas puiku yra. O kokios jūsų nuotaikos? Labai geras, labai. O tu? Neblogai. Štai taip švenčia Vilnius su fejerverkais, taip švenčia visa Lietuva ir TV3. Valia, labai gražu. Eisim dar pakalbint kažką.
Eglutės jau žyba, užsnigo jų grybus, atėjo žieminė mada. Jei krenta varveklė ir slidė sulūžo, pagalba turi visada. Kai daktaras sako, jau grybas artėja, paklaus, kokių reikia vaistų. Pyragų prikepė, uogienę patepę, sulauksim geriausių draugų. Kalėdų senelis jau dovanas perka ir stebės, kad niekas nepinga. Mėly Lietuvos žmonės, praėjusius metus galime pavadinti išskirtiniais metais visai mūsų valstybei, kai drąsiai ėmėmės atsakomybės už Lietuvos ir Europos likimą. Mūsų pastangos sulaukė įvertinimo. Pasaulis pasitikė Lietuva. Tikiu, kad tai sustiprino ir mūsų pačių pasitikėjimą savimi ir valstybę. Ateinančiais metais dar labiau stenkimės, kad Lietuva stiprėtų, kad kiekvienas žmogus jaustų prasmę, kurdamas savo ir kartu visos Lietuvos ateitį. Linkiu mums visiems didžiuotis tuo, kas esame. Drąsiai priimkime iššūkius, kurie augina, brandina ir veda į priekį. Nes kiekvieno iš mūsų kasdienės pergalės yra visos Lietuvos sėkmė. Išlikime vieningi ir atsakingi už savo valstybės ateitį. Linkiu, kad 2014 taptų naujų idėjų ir laimėjimų metais. Tegul išsipildo jūsų svajonės. Būkite sveiki ir laimingi.